Labadiena, mėly Patreon kanalo žiūrovai, YouTube, TikToko, Facebooko platformų žiūrovai. Rytas Vytautas Abraitis ir tęsime ciklą apie tai, kad žinok žmogau, ką dedi į burną. Ir šiandien pakalbėsim apie turbūt bestsellerį, nes taip Darius iš Vitanus jį pavadino. Ir kaip tas papildas veikia. Kad žinot gerai, kas su tavim daros ir kaip veikia, aš jau minėjau prie švagandos, bet aš prisiminiau dabar netikėtai kai kurias moteris, kurios gimdydavo turėdamas tam tikrų psichikos defektų ir gana rimtų. Nieks neapsaugotas nuo rimtų psichinių ligų tokiam įtampos fone. Ir galiu pasakyti, kad kur kas geriau skausmą perneša ir gimdyme tiesiog savo padeda tos moteris, kurios supranta, kas su jom darosi, ir vyrai taip pat irgi labai prisideda. Dėl to trumpai paaiškinsiu vėl apie visus. Berberinas. Veiklioji jo medžiaga yra berberium. Ir ką jisai daro? Va čia yra ląstelė. Berberinas, tai branduolės yra mitochondrijos. Ir pagrindinė berberino tokia biologinė savybė, jisai aktyvuoja adenozin monofosfato proteinų kinazę. Rašosi AMPK. Toks yra trumpinys. Čia anglakalbiškas, bet jis beveik atitinka lietuvišką trumpinį. Ir berberinas, aktyvuodamas tą proteinų kinazę, truputėlį veikia mitochondrijų aktyvumą mažinančių režimu. Ir jo pagrindiniai poveikiai. Pirma, gliukozės koncentracija mažėja. Dėl to, kad kada aktyvuojama proteinų kinazė, šiek tiek yra antagonizmas mitochondrijai ir ne intraląstelinis, bet naudojamas gliukozės ekstraląstelinės atsargos. Ir žmogus, jos koncentracija kraujyje krenta. Veikia toks kaip savotiškas, net ir vadinamas kartais gamtinis metforminas. Antra, jautrumas insulinui kyla. Didėja jautrumas insulinui. Natūralu, kada mažėja koncentracija gliukozės, didėja mažėja atsparumas insulinui. Taip pat, jeigu derinyje su fiziniu krūviu pagreitėja riebalų deginimas, oksidacija, dėl to, kad natūraliai vėlgi tas mitochondrijas šiek tiek inaktyvuojantis mechanizmas. Dar tokį specifinį turi, jau čia nenupiešiu, tai yra, jeigu matot, štai mano raštas nelabai gražus, bet aiškus, kaip sakydavo mano mokytojai ir dėstytojai. Tai dar vienas berberino savybė, jis sudaro šiokį tokį, kad ir trumpalaikį, tokį savotišką gelinę struktūrą mūsų žarnyne ir truputėlį lėtina mono ir disacharidų rezorpciją mūsų kraujyje. Ir toks teigiamas poveikis mikrobiotai. Taip pat berberino viena iš teigiamų savybių, gal čia visgi parašysiu, kad jums geriau užsifiksuotų galvoje, tai yra mažina mažo tankio lipoproteinus, tai vadinamosius bloguosius, ir mažina trigliceridus. Jis kažkaip ten jų nesuvalgo kraujyje, bet per labai tokį subtilų kepenų fermentą, kurio pavadinimo neįmanoma prisimti, aš jo dėl to jums nedėsiu į galvą, per to fermento dezaktyvavimą dalinį pagerėja šitų mažo tankio lipoproteinų ir trigliceridų surinkimas iš kraujo, atgal transportavimas į kepenis ir išskirimas tulžim. Toks yra berberino veikimo mechanizmas, jis yra toks polivalentinis. Man ilgą laiką labai kėlė didelį tokį abejonės bet kokie medikamentai, kurie turi labai daug poveikių nuo visų ligų, bet berberino šitas poveikis yra įrodytas. Ta kiekviena, ką aš parašiau tą punktelį, aš galiu jums laisvai įrodyti ir aš tą esu jau įrodęs ir visą tai yra Vitanos puslapyje. Aš tas straipsnius esu susiuntęs savo draugams ir juos yra įdėję.
Ir tas yra labai svarbu, nes mylėjai, nuo onkologijos numirs maždaug iš mūsų gal kas 5, nuo kažkokių labai subtilių neurodegeneracinių ligų ar traumų, ar savižudybės, dar kažko tai galbūt irgi kas 5, o 3/5 iš mūsų mirs nuo kardiovaskulinių ligų. Aišku, jos po to labai įvairiai pasireiškia, visai ten mus silpnina ir galbūt galutinė priežastis mirties gali būti užrašyta liudijime ten kokio nors plaučių uždegimas ar kažkoks lūžis, bet realiai tai galbūt iki to plaučių uždegimo ar iki to lūžio žmogui įvyko insultas, taip jis neteko judrumo, gulėjo lovai, o gulinčio paciento nuolatinis palydovas yra plaučių uždegimas arba, sakykime, insultas, žmogus sunkiai paėjo, krito, kažką susilaužė ir tas nuspaudė tą kontrolinį šūvį žmogui galvą paskutinį, bet iš esmės tai buvo kardiovaskulinių ligų priežastis, nuo ko mes mirsime, tai berberinas ypatingai teigiamai įtakoja, dar jo pliusai tokie. Tas riebalus deginantis poveikis yra irgi įrodytas mokslo, žmogui šiek tiek mažėja nutukimas, pilvinis nutukimas, dėl to jis dar kartais pavadinamas ne tik tai gamtiniu metforminu, bet ir gamtiniu Ozempik, populiariausia pavartojau tą preparatą nuo nutukimo. Ir per žarnyno mikrobiotą taip pat jis veikia teigiamai, nes gerosios bakterijos, vienos iš tų 5-6, čia žiūrint kaip skaičiuosi faktorių, kuris gerina lipidogramos rodiklius. Tai berberinas vienas iš tų, kuris stipriausiai veikia, čia apart analogą statino struktūrai turinčių raudonųjų mėlynių ryžių, aš neskaitau, kad papildas nėra tas, nes tai yra tas pats lavastatinas. Tai berberinas yra labai tokia rūšis. Dabar dar kadangi 6 minutės apie natūralios kilmės ir papildinės, tokios kapsulinės kilmės preparatus, aš prieš kokius gal metus, gal truputį mažiau, truputį daugiau kalbėjau, kad su maistu gaunamos medžiagos, tos, kurios, pavyzdžiui, yra papildų forma, yra efektyvesnės. Taip ir yra. Bet, matot, jeigu jūs tą vaistą, pavyzdžiui, dėtumėt karį, ar ten valgytumėt uogytės to paprasto raugerškio, kas yra berberino pirmtakas, kiekvieną dieną labiau atsakingai po 17 uogelių ir valgytumėt taip ten pusę metų ar metus, tada tas poveikis būtų. Bet kada buvo atliktas tas tyrimas, natūralių medžiagų gaunamų su maistu viena grupė, kita grupė buvo, kurie gavo papildų formą ir laimėjo tie, kurie su maistu, jiems tas maistas būdavo labai labai kruopščiai ir atsakingai atrinktas. Ir tikrai žmogui gyvenančiam šiais laikais pakankamai įtemptą gyvenimą atsirinkti ir taip uoliai valgyti yra sunku. Dėl to praktikoje ta kapsulinė papildų forma, iš esmės efektyvesnė ir yra ištirta, nes ištirtos tam tikros dozės būtent tų preparatų. Ir noriu pasakyti, kad Vitanus nesivaiko maksimalių kažkokių dozių, nes kai kurio dabar pas mus yra toj papildų chuliganiško rinkoje, taip yra perdozuojama, ypatingai vitaminai, kur žmonės tiesiog žaidžia su ugnim, to nežinodami. Jie ateina į vaistinėms, toks įspūdis, kad paimsiu didžiausią skaičių, yra kartais gali suklaidinti ir galima turėti tikrai rimtų tokių pasiekmių, ypatingai ten D vitamino klausimų. Kas liečia širdies kraujagyslių ligas, tai mylėjai, mūsų, ką mes tikrai turime, mums tikrai priklauso, tai vienas dalykas yra mūsų kūnas. Visa kita, tai kažkas gali ateiti ir atimti, taip kaip dabar ypatingai mėgsta kalbėti įvairiausi bepročiai, kad prasidėjus karui čia kažką nužudys ar konfiskuos. Tai mūsų kūnas mums visada priklausys iki pat galo, nuo gimimo iki mirties ir besimaitindami, bevalgydami ar judėdami, mes dėja dažniau iš jo tiesiog tyčiojamės, o ne padedam tam kūnui kuo ilgiau funkcionuoti ir kažkaip mus kokybiškai davesti iki gilios senatvės, kad ramiai savo rankų panešiotumėm savo pronokius ir pasidžiaugtumėm Žalgirio ar Ryto pergalėm, ar Lietuvos rinktinės futbolo pasižiūrėti, ar nukris į pačią paskutinę vietą jau pasaulio FIFA reitinge, ar vis dėlto nenukris, ar įveiks tą San Mariną. Tai kad nesičiat iš savo kūno, tai ir yra sugalvoti tie natūralūs preparatai, kurie truputėlį padeda, bet nėra kažkokios stebuklingos piliulės, kuri nuo visko padėtų ir kuri kompensuotų kažkokį tai besaikį valgymą, besaikę hipodinamiją,
apie žalingus įpročius, rūkimą, gerimą, narkotikus, to dėja nėra. Tai galima tik tai padėti, bet ta pagalba yra reali. Tai va šiandien buvo apie beriberi